Loka samasta Sukhino bhavantu. Nu va, štai išaušo rytas. Loka samasta Važiuoti pas meistrus. Sukhino Žiūrėti, bhavantu. kaip galima čia pagerinti Loka samasta mašinukę. Sukhino bhavantu. Loka samasta Patikrą Sukhino remontą darbus. The rising sun will paint the sky. The ocean breeze with gentle tone. The hum of peace. Na va, štai ir atvykom į SB Auto servizą. Nuostabi vieta, geri žmonės, labai kokybiškai dirba. Ir sakė, galės man padėti su mašinos remontu. Tai va. Štai. Tvenkinių kelias 21, tremtinių, atsiprašau, kelias 21, SB Auto servizas. Tikrai rekomenduoju visiems apsilankyti. Nu, labai kokybiškai dirba, atsakingai, žmonės geri, sąžiningi. Visada čia taisau savo mašiną ir šį kartą vėl sugrįžau. Sutarėm su SB Auto, kad parems mano kelionę ir šitą patikrinimą, paremontavimą, pataisymą atliks nemokamai kaip pagalba prie mano idėjos šitai kelioniai, visam filmavimui, video ir kanalo sveikatingumo idėjos skleidimui. Tai va. Einam į vidų. Labas rytas. Sveiki gyvi. Sveikas. Nu va, štai aš atvažiavau, kaip susitarėm. Sakant, biškį gal nedaug pavėlavau, bet va, turėjau biškį įamžinti kelionę pas jūs, va, jūsų čia biškį važiavęs. Tai va, čia servizo savininkas, su kuriuo susitarėm, kad pagelbės, prisidės prie kelionės. Tai va, žiūrėsim, kas bus toliau. Stengsimės padėti. Gerai, ačiū. Na štai, vėl grįžau į SB Auto, atsiimti savo autobusiuką. Viskas buvo padaryta, kelionė paruošta, darbas puikiai atliktas. Labai dėkingas SB Auto servizui už jų pagalbą, prisidedant prie kelionės, prie projekto. Ir noriu pakviesti, apsilankyti, kam reikia pagalbos su mašinos remonto darbais, nes tikrai kokybiškai dirbantys žmonės. Ir kadangi Tauragė yra garsėjanti automobilių prekyba, tai prieš perkant mašiną irgi rekomenduoju atvažiuoti, pasitikrinti savo mašiną SB Auto, gausit realų įvertinimą apie mašinos būklę ir taip galėsit išsirinkti, nusipirkti geros kokybės automobilį ir nebūsit apgauti, žinosit, ką perkat. Ačiū Jums. Sveiki dar kartą. Labai dėkingas esu SB Auto už jų pagalbą, prisidedant prie idėjos, prie šito projekto įgyvendinimo. Kadangi darau iš minimalių resursų, ne visada viskam užtenka, tai labai džiugu, kad yra žmonių, kurie padeda, prisideda. Ir
tuo pačiu norėjau paprašyti, prisidėti ir mano draugų, galbūt interneto draugų, artimų draugų. Jeigu kas jaučiat, kad norit prisidėti prie šitos iniciatyvos, tai paliksiu savo sąskaitą, kiek galit, tiek galit prisidėti. Dabar kol kas filmuoju įsirengimo darbus, bet kanalas, kurį noriu sukurti, yra su idėja dalintis daugiau galbūt sąmoningumo žinutėm, sveikatos tema, joga, meditacija, šiaip įvairūs socialiniai klausimai daugam rūpimi. Tai ateityje idėja yra filmuoti daugiau turinio šitom temom. Aišku, visą tai daryti keliaujant, lankant įvairius jogos centrus, sąmoningus sambūrius, dalinantis tenai su žmonėm ir dalinantis su jumis internetu, savo kanale, viską, kas vyks. Tai jeigu jums tai rezonuoja, būtų faina, kad pasidalintumėt, jeigu pas jūs gausa, kažkiek, kiek galit. O aš savo ruožtu darysiu tai, ką sugebu geriausiai, dalinsiuos tuo, ką atradau ir bendrai visi kartu galėsim kažkaip tobulėti, augti. Tikiuosi, kad mano sukauptas patirtis prisidės prie jūsų gerovės. Tai va taip. Ačiū Jums. Šiandien darbai baigėsi. Einu ilsėtis. Viso geriausio. Iki.